Na kągi, labas merginos, sveikinasi su jumis Karolina iš Spalvų skrynelės. Tampa jau plius minus įprasta, kad aš prieš tai atsisveikinau, dabar sveikinasi jau su jumis automobilyje. Ir darau tokį intarpą. Tai nežinau, rugsėjais praėjo, tiksliau, jums dar jisai ateina, jūs pamatysite tik tais tuoj, ką nuveikiu per rugsėjį. Galiu užbėgti įvykiams už akių, kad nieko nenuveikiu per rugsėjį. Realiai mėnuo, kuris turėjo būti apie siuvinėjimą 2 darbų, tai taip nebuvo. Pamatysite video, bet toksai anonsas jums. O šiaip nežinau iš tikrųjų. Noriu padėkoti visoms toms, kurios naujai prisijungia pasižiūrėti mano video, visoms toms, kurios pastoviai žiūri. Labai ačiū už komentarus, labai ačiū už palaikymą. Jeigu video pradžioje tiesiog pasikalbėti apie tai, kas yra su mano palėpė, tai iš tikrųjų labai daug gavau ir palaikymo, ir komentarų, ir laiškų, ir asmeniniam žinutėm, kad toks negatyvas būtų apie mano palėpę, kad tiek žmonių skųstųsi mano palėpės darbo, aš tikrai nesitikėjau. Pradedant nuo išsiuntimo iki bendravimo su klientais, ant kiek yra visko daug, tai jie tas tu mano. Tai kaip ir buvo galima tikėtis atsakymą, aš jokio nesulaukiau, nieko man neparašė. Skundas yra paruoštas, yra priduotas jau VMI ir vartotojų teisės, tai nenoriu kalbėtis gražiai su manimi, galės pasikalbėti su institucijoms. Jeigu Sandrai to reikia, volia, prašom, man nesunku. Tik tai yra keista iš tikrųjų, kad kaip ir kažkada minėjau, kad kol leidi pinigus, tol viskas yra labai fun ir labai faina. Aš pasiskaičiavau iš tikrųjų ir savo krepšelį per tuos metus. Mano vidutinis krepšelis būdavo apie 80 eurų, užsakymų tikrai buvo daug pas mano palėpę, tai labai yra keista toks pagarbos neturėjimas savo klientui. Bet yra kaip yra iš tikrųjų, nieko kito nepadarysime. Tai dabar žygiuojant prie fainesnių dalykų ir prie geresnių dalykų, tai jūs netrukus pamatysite iš tikrųjų mano rugsėjo mėnesį. O jeigu toks mažas update'as apie gyvenimą, tai aš nebūčiau jeigu nebūčiau kažko pasidariusiu savo. Tai sėkmingai išsisukau koją. Tai nusiplėšiau, nuplėšiau kojos raiščius. Čia prie kauliuko pėdos. Tai turėjau sėkmingas 2 savaitės namuose, per kurias man beprotiškai nuvažiavo stogas. Tai šiandien yra pirma diena, kai yra penktadienis, pirma diena, kai aš išlindau iš namų, taip normaliai išlindau, atsisėdau į mašiną, važiuoju susirinkti kelių draugų ir važiuojam penktadienį pasisėdėti. Tai kol kas iš mano pasaulio tiek. Smagaus jums žiūrėjimo, tikiuosi pamatysite tai, kas jums patinka, tikiuosi, kad mano tie pradetukai, pabaigtukai bus smagus. Iš tikrųjų nesitikėjau, kad rugsėjais bus toks pradetukų ir pabaigtukų mėnuo. Jų tikrai nėra daug palyginus su kitomis merginomis, bet su mano dabartiniais tempais, kai aš realiai į dieną padarau maksimaliai 200 kryželių, tai man šitas mano kraitis yra fainas ir labai aš juo iš tikrųjų džiaugiuosi. Ypatingai, kad tie visi darbai iškeliavo žmonėms, kurias aš labai gerbiu, ir jiems iškeliavo dovanų. Tai ačiū jums labai, kad žiūrite, keliaujame į rugsėjo mėnesio video. Ir ką, šiandien turime rugsėjo 1 dieną, laikas pradėti mėnesį naują ir pradedu štai su šiuo darbeliu. Liko visai nedaug, iš tikrųjų darbo liko 460,5 kryželio, tai čia biesas ir kryžiukai įskaitant į vieną bendrą vietą. Atrodo darbas štai šitaip. Liko nedaug, liko vardas, liko biesas ir darbas bus pabaigtas. Tai labai tikiuosi, šiandien yra penktadienis, tai labai tikiuosi, kad artimiausiu metu, bent jau per ateinančias 2 dienas, aš tikrai pabaigsiu. Jau dabar yra šį vakaras, tai ar šiandien pavyks pabaigti, net neįsivaizduoju, bet nieko nelaukus, bandau kibti į darbą ir jį pajudinti link pabaigos. Ir kągi, turiu pagaliau vieną. Šį mėnesį turiu daug iš tikrųjų pabaigtukų, bet pagaliau turiu pabaigtą savo demo koinę ir ji atrodo štai šitaip. Pagal viską turėjau baigti praėjusį mėnesį, bet gavosi taip, kaip gavosi, kad ten pritrūko raidžių dar išsiuvinėtų ir, žodžiu, pabaigiau tik tais
rugsėjo mėnesį. Ten vieną, man atrodo, dieną pasiuvinėjau ir buvo pabaiga. Tai va, bet kojinė atrodo šitaip. Labai džiaugiuosi, labai smagu, kad pagaliau pabaigiau. Pagaliau šiandien tik nuėjau norėjimą jums parodyti būtent. Visa realiai net netelpa į kadrą. Čia dar štai šiek tiek trūksta. Bet labai, taip, vyniojasi, nes buvo ant rėmo ilgą laiką. Tai yra kaip yra. Bet pagaliau pabaigtukas. Kaip siuvinėsiu? Siuvinėsiu smagiai, labai džiugiuosi, kad buvo Saga, kurios pagalba pavyko išsiuvinėti štai šitą dalį, kuri tikrai būtų, manau, sukėlusi šiokių tokių nepatogumų siuvinėjant tiesiog iš popieriaus. Nors aš šiaip nebeįsivaizduoju savęs siuvinėjant iš popieriaus, labai iš tikrųjų sudėtingas dalykas yra. Tai labai džiaugiuosi šio pabaigtuku, labai faina, kad pavyko pabaigti ir labai tikiuosi, kad antrą kojinę pavyks pabaigti iki šių metų galo ir galėsiu ją susiūti ir padovanoti savininkams. Tai šitaip atrodo. Paprastuoju būdu šiaip viskas, kas čia siuvinėjosi labai paprastai, labai lengvai ir labai greitai. Jeigu būčiau turėjęs tiesiog daugiau laiko, manau, būčiau padariusi viską ir ženkliai greičiau. Bet yra kaip yra. Tai noriu pasididžiuoti dar vieną pabaigtuką. Kągi, šiandien turime rugsėjo 2 dieną ir mano planai siuvinėti tik vieną darbą, bliūkštą tiksliau tik 2 darbus. Bliūkštas dar net neprasidėjus rugsėjui, tiksliau tik jam prasidėjus jau sekančią dieną. Tai imu naują pradėtuką, štai tokį gražų nykštuką, siuvinėsiu jį ant plastiko, susirašiau, susirašiau štai visus siūlus, susidėjau ant rušiuoklės ir bandysim judinti. Šitam darbui padaryti turiu nepilna 7 dienas, tai nieko nelaukus iš tikrųjų, šiandien bandau padaryti bent pirmus kelius šimtus kryželių. Kažkaip rugsėjo mėnesį valdė man plastikiukai, dar vienas padarytas iki galo, apipavidalintas, kita pusė užklijuota ir jau paruošęs iškeliauti. Čia iškeliauju vienai draugiai dovanų su gimtadieniu. Siuvinėjosi be proto lengvai, be proto fainiai ir man žiauriai patiko. Šis plastikiukas buvo vienas fainiausių, kurį man teko siuvinėti. Labai maloniai, labai gerai nutikiančiai ir iš tikrųjų šiaip labai pakankamai greitai aš išsiuvinėjau. Tai man labai patiko. Ir tokia greita, faina dovana, tiesiog pasidėti kažkur ten ant stalo, ant spintelės, tiesiog toks kaip ir mini priminimas. Tai jeigu kažkas galvojate, jeigu turite kažkokių tai draugų, kas mėgsta alų, kam patinka alus, galbūt čia toks prikolas, tai tikrai rekomenduoju iš tikrųjų išsiuvinėti šitą, nes tikrai neužtruksite, rezultatas labai fainas, man labai patiko ir turėsite fainą dovaną. Šiandien turime rugsėjo 11 dieną ir pas jūs sugrįžta tas žmogus, kuris sakė, šiame video jūs nepamatysite, tiksliau rugsėjo video nepamatysite nieko įdomaus, ar tikrai reikia video, nes aš siuvinėsiu tik tai 2 darbus. Aš stebinu toliau pati save, tai kol kas yra 2 pradėtukai, dabar štai matote prieš akis 3 pradėtuką jau šį mėnesį ir tai kiek spėju, kad tai ne paskutinis pradėtukas dar šį mėnesį. Tai taip, prieš savo akis matote štai tokį nuostabų pradėtuką, tai tokį nuostabų nykštuką ir aš siuvinėsiu vėl ant plastikiuko. Tai štai mano plastikiukas, štai parašti siūlai naujam darbeliui. Ir aš nieko nelaukus, nes šiandien jau yra pirmadienio vėlus vakaras, noriu padaryti bent 100 kryželių, tai nieko nelaukus, kimbu į darbą ir siuvinėju naują nykštuką. Tai taip, šitame nykštuke, ką mes turime, tai turime viso 1739,5 kryželių. Kaip ant plastikiuko padarysiu štai šiuos, net neįsivaizduoju ketvirtinius, bet kažką sugalvosiu, ne bėda. Beko nedaug, palyginus su praeitu nykštuku čia yra ženkliai mažiau. Bet ir kryžiukų kiekis yra mažesnis. Tai tikiuosi, kad pavyks susisukti greičiau negu per savaitę. Spalio mėnesis ne tik plastikiuko mėnuo, bet ir gnomų mėnuo. Tai štai dar vienas grožis, kurį padariau rugsėjo mėnesį. Tai toks kavinis gnomas. Pastačius atrodo taip, net netelpa į kadrą, bet šiaip iš principo tai štai šitaip pastačius atrodo.
bet siuvinėjasi gan sunkiai. Nežinau kodėl, šiaip jis yra lengvas, bet kur šiaip aš po darbo išsiuvinėjau apie tiksliai 300 kryželių grįžus, tai prieš jo dariau viską, ką tik tai galėjau daryti, kad tik nesėsti siuvinėti. Nežinau kodėl. Šiaip išsiuvinėtas jis man beprotiškai patinka, čia vienas fainiausių mano išsiuvinėtų gnomų, kuriuos aš turiu. Ir šiaip iš sudėtingumo tai irgi nebuvo ką veikti, nes viskas labai fainis spalvom, nuėjo, bieso tokio labai durno nebuvo. Tai šiaip turėjau tik tai mėgautis ir siuvinėti, bet kažkodėl manęs prie jo netraukė. Net neįsivaizduoju kodėl. Šiaip rekomenduoju fan schemą, ypatingai va taip vat sudėjus. Kita pusė atrodo štai šitaip. Apipavidalinau, viską jau pasirašiau ir atiduoti. Taip, kad labai fainiai, labai patiko, pats siuvinėjimas patiko, bet kažkaip labai prie jo norėjau sėsti. Neįsivaizduoju kodėl. Bet rezultatas tikrai fainas, tikrai rekomenduoju. Ir kaip su Agne kalbėjomės apie šitą gnomą, tai sako, čia vienas iš nedaugelio gnomų, kuris turi akytes. Tai fainiai, iš tikrųjų akytes yra. Tai labai tikiuosi, kad kolegijai, kurių užsiprašė iš manęs dovanų, kad jai patiks, kad puošios darbo stalą ir kad jinai džiaugsis juo ir darbo diena bus lengvesnė jį pasižiūrėjus. Na ir kągi, šiandien turime jau rugsėjo 21 dieną, dar vienas mano plastikiukas pabaigtas, tai laikas pradėti dar vieną. Taip, tikrai aš šita, kuris sakė, kad siuvinės tik tai vieną darbą. Tai va, pradėsiu štai tokią pelėdą, irgi ant plastikiuko, susirašiau 13 spalvų. Ir bandysime pasiuvinėti. Atsisėdu, persirinkau sagą, užtrukau iš tikrųjų neilgai, gal apie pusvalandį kokį, viską susidėti. Tai sagą turiu, nes niekur neradau iš tikrųjų. Tai nieko nelaukus, kimbu siuvinėti. Ir noriu pasidžiaugti, kad turiu pabaigtuką. Ir jau netgi apipavidalinta. Jau viskas padaryta, apklijuota ir pasiruošęs iš tikrųjų iškeliauti mano pabaigtukas. Tai nieko nelaukus noriu jums parodyti, kaip man sekėsi, ką padariau. Tai štai mano pabaigtukas, štai tokia nuostabi pelėdžiukė. Rinkinio viršelio aš jums nerodysiu, nėra ko. Šiaip iš principo atrodo gražiai, viskas labai fan. Štai kita pusė. Tokio stovelio. Šiaip viskas kaip ir atrodo labai fainiai, labai gerai, bet kas man labiausiai nepatiko, šiaip nepagalvojau prieš pradėdama siuvinėti ant plastikoje, kad labai nefainiai išsikirps šitie kraštai. Čia viduriuko neiškirps ir čia, nes čia realiai yra biesas ir šiaip labai taip išsilandžia. Tai va šito neapgalvojau, šito neapmaščiau ir man šitas šiaip nepatinka, bet su pelėdom yra labai didelė tokia velneva, kad jų yra labai sunku rasti. Kažką tai siuvinėjama pelėdai, tai pasilikau prie šio varianto, pasižiūrėsime, ar patiks žmogui, kuris gaus dovanų ją rytoj. Tai va, tai džiaugiuosi pabaigtuku, tikėjausi ženkliai greičiau pabaigti, bet įvyko gyvenimas, greičiau padaryti nepavyko, realiai užtrukau, bet svarbiausia, kad pabaigiau. Ir beje, su šia pelėda tai buvo žiauriai didelės nesėkmės. Kaip žiauriai didelės nesėkmės. Pradėjau vėlai vakare, galvojau padarysiu 5 kryžiukus, ten 50, gal 20 kryžiukų, nežinau. Ir, žodžiu, pradėjau siuvinėti. Ir čia vat, kur yra šiek tiek tamsesnė, ne tamsi, bet šiek tiek tamsesnė. Žodžiu, aš tvarkingai siuvinėjau čia, viską čia. Ir pasiskaičiau, kad nuo to galo jau pradėti, čia irgi darau. Ir bamt, man nesusitinka. Ir galvoju, what the fuck is that? Jo, galvoju, kodėl man čia dabar taip nutiko. Ir, žinok, skaičiavau realiai, pavargusi galva. Skaičiavau realiai, man atrodo, galbūt
gerą pusvalandį ir niekaip neradau, iš kurios pusės yra klaida. Aišku, žiauriai tikėjausi, kad bus klaida iš šitos pusės, nes čia buvo labai daug padaryta, bet, aišku, karma yra. Ir buvo iš jos pusės ir buvo pačios svarbiausia pradžioj. Tai žodžiu, aišku, durna buvau, kad nesiskaičiau iš karto, tai teko viskas sėkmingai išardyti. Aš jau galėjau čia apačią išardyti, šiaip dabar galvoju jums pasakodama, galėjau apačią išardyti, ten kur buvo per daug kryželių ir padaryti teisingai, bet ne, man reikėjo viską išardyti, tiksliau vadai viską atgal iki čia nuo kelių kryželių. Tai, žodžiu, jeigu būčiau padaręs dar vieną kliurką, rudą siūlą man būtų nebeužtekę, tai džiaugiuosi, kad jau taip top. Kitų siūlų liko krūvomis, iš tikrųjų, galėčiau gal kokius dar 3 padaryti tokius iš tų siūlų, bet va šio ir būčiau pritrūkus. Tai čia toks mini pasakojimas apie mano pelėdą. Ką, 3 darbai išsiuvinėti, 3 darbai, atsiprašau, šiek tiek juda, 3 darbai išsiuvinėti, apkarpyti ir laikas dabar jau trauktis kitą pusę padaryti ir apskritai juos papuošti ir lėkti fotografuoti. Tai atrodo, kol kas mano 3 pabaigtukai šitaip, o dabar einu bandyti juos suklijuoti, apkarpyti ir padaryti visus dalykus, kurias reikia padaryti. Ir kągi, šiandien turime jau rugsėjo 27 dieną, tai yra jau mėnesio pabaiga ir aš sėkmingai prisėdu prie savo rožių. Daug dieve, man padaryti 1000 kryželių šį mėnesį, kur šiaip tikslas yra 7000. Bet tačiau, visą mėnesį užsiuvinėjau plastikiukus, faina, smagu, gera, bet laikas grįžti prie tikslo. Tai rožės, šiuo metu turiu jų tiek ir nuo čia pradėsiu žygiuoti. Bandysiu padaryti kiek manoma daugiau. Turim 27, 28, 29, 4 dienas, iš jų yra penktadienis ir šeštadienis. Labai tikiuosi penktadienį, kad pavyks pasiuvinėti daugiau, o šeštadienis bus matyti. Bet nieko nelaukus, bandau pridėti kažkiek šiandien kryželių. Rugsėjo mėnuo pasibaigė ir darbas, kurio turėjau padaryti 7000, gavosi, kad padariau tik tai nepilną 1900 su kapeikom, tai yra rožės ir atrodo štai šitaip. Nepavyko, nepadariau, tikiuosi spalį atsigriebti, kaip gausis, nežinau, bet šiaip galiu pasakyti, siuvinėjasi labai smagiai, man labai patinka šios darbas, patinka kaip jisai didėja, kaip jisai plečiasi, siuvinėju spalvomis, tai dabar šiuo metu bandau čionais pasimti spalvą, išpildyti čia ir su tą spalvą eiti į šonus. Tai, kad pabiški, labai tikiuosi, kad pavyks pabaigti. Šiandien turime rugsėjo 30 dieną, tai paskutinė mėnesio diena ir aš dar noriu pajudinti ir šį darbą. Šiaip būčiau siuvinėjęs tikriausiai rožės iki, dar šiandien paskutinę mėnesio dieną, bet bingo žaidime man reikia baltos spalvos, o dabar mano rožės yra tokiame etape, kai tos baltos nėra daug. Tai trūkstamus kryžiukus padengsiu su šiuo darbu ir jį taip pat šiek tiek pajudinsiu. Tai dabar šiuo metu aš jo turiu tiek, tai nieko nelaukus imu baltą spalvą, tikiuosi padaryti šiandien kokius 500-600 kryželių, jeigu pavyks. Tai jau vakar šeštadienio, jokių planų neturiu, tai pabandom pajudinti. Ir dar vieną kojinę, kurią turėjau iš tikrųjų judinti pakankamai smarkiai šį mėnesį, nes visgi buvo toks manimas, kad galėčiau pabaigti ir abidvi kojines sutvarkyti, bet yra kaip yra. Matot, kad man šį mėnesį nelabai sekėsi draugauti, tai realiai pasiuvinėjau vieną vienintelę dieną, išsiuvinėjau 411 kryželių ir tuo labai džiaugiuosi ir labai didžiuojuosi, kad bent jau pavyko. Tai realiai šiaip reikėjo baltos spalvos bingo žaidime, tai pasinaudojau šią kojinę ir išsiuvinėjau. Dabar spalio mėnesio bingo jau yra tikrai labai aktualus kalėdoms ir šiaip yra paleistas kalėdinis bingo kryžiukų namų žaidime. Tai manau, kad ši kojinė judės sparčiau. Labai tikiuosi, kad judės sparčiau, nes realiai man liko 12 393 kryželiai. Per 7 dienas visą savo siuvinėjimą, kuris yra nuo birželio mėnesio,
Tai išsiuvinėjau 2441 kryželį. Vau. Nieko, reikės bandyti imtis, nieko papildomo kaip ir neplanuoju daugiau pradėti. Noriu judinti savo rožės ir noriu judinti šią koinę. Tai šiuo metu turiu štai tiek. Nieko daug realiai nepadariau, pajudinau tik tai pusinius, nes reikėjo baltą spalvą pajudinti pusinius, tai tą ir padariau ir daugiau nieko realiai nepadariau. Tai labai tikiuosi šį mėnesį užsiimti šią koinę ir padaryti kaip galima daugiau. Šį mėnesį, spalio mėnesį, nes, aišku, filmuoju, šiandien spalio yra 4 diena, tai jau sakau šį mėnesį. Tai va, tai tiek su šia koinė, tikiuosi spalį pamatysite jos ženkliai daugiau. Bet nieko neplanuoju, nes realiai matau, kaip mano planai tiesiog akise žlunga. Ir važiuojam su pirkiniais. Tai šį mėnesį tų pirkinių buvo rugsėjo mėnesį, tai yra pirkinių buvo tikrai nedaug. Turiu tik 2 rinkinius įsigijusi, ir ten yra 2 autorinė, bet autorinė realiai nerodysi, išskyrus vieną ir netrukus suprasite, kodėl aš tą vieną jums parodžiau. Tai va, tai įsigijau Liuko naujienas iš siūlų ritės, tai štai šias nuostabias tulpes ir štai šias nuostabius bijūnus. Pagalvojau, bus labai fan ir labai faina ir labai gražu prie mano rožių. Aišku, kad aš ten pradėsiu, net neįsivaizduoju, o rožės šiaip bus dovanojamos, bet, tiek to. Tai va, tai bijūnų siūlai atrodo štai šitaip. Čia yra dabar 16 aida, 57 spalvos ir galutinis dydis būtų 29 ant 31. Siuvinėjama tik pilnais ir pusiniais kryželiais, taip pat kaip ir rožės. O tulpių spalvos atrodo štai šitaip. Ir yra taip pat tik tais pilnais ir pusiniais po 2 gijas, 56 spalvos, tai viena spalva mažiau. Ir būtų 30 ant 31, tai 1 cm netgi į aukštį yra didesnis. Tai va, tai štai toks grožis. Ir taip pat gavau dovanų nuo Agnės ir Jorūnės. Beprotiškai ačiū ir labai labai faina, nes šiaip žiūrėjau aš tą rinkinį jau senokai, kaip senokai, kai tik tai išėjo jisai. Ir vis varšiau nori, nenori, reikia, nereikia, jau ir taip turiu prisipirkusi daug. Ir laikiausi, bet Agnės laikė su Jorūne ir padovanojo man dovanų. Tai štai šį grožį, kuris pas mus Lietuvoje, matau, yra beprotiškai paklausus, nes tik siūlų ryte gauna ir jo iš karto nebėra. Tik gauna ir jo nebėra. Tai čia būtų dviem siūlais kryžiukai, tada biesas 1 ir 2 ir taip pat pusiniais. Tai va, tai 48 ant 32 dydis ir 65 spalvos. Tai čia jau yra tas jau vadinamas Gold Editionas, man atrodo, nes jau ta dėžutė nebe latoks, o jau dėžutė. Tai va, tai iš tikrųjų beprotiškai norėčiau pradėti, labai norėčiau pradėti ir Agnė mane vis čia gundo jį pradėti, bet aš suvokiu, kad neturiu rėmo. Pradėjau iš tikrųjų dairytis didesnio rėmo, nes ant lankelio aš nebeturiu kantrybės siuvinėti, nors esu siuvinėjęs Dimensions Dimo Aurora ant lankelio, bet aš atsimenu, kad tai man užtruko apie 11 mėnesių. Tiesiog, ir šiaip aš jau ir mažų net nebegaliu siuvinėti ant lankelio, man nepatinka. Ir suvokiu, kad man reikia didesnio rėmo, pradėjau dairytis, kol kas nelabai norisi išsileisti tų didelių pinigų ant tų prabangių rėmo, kur ten keliais šimtais skaičiuojamos jau sumos yra. Bet nusižiūrėjau vieną Nurge rėmą, irgi ten kaina yra 150 eurų plus intimas, irgi kaina yra didelė, bet jis yra 70 cm, tai palyginus mano Arabeska arba Luko rėmus, kuriuos aš dabar turiu, kurie čia yra, jeigu dabar neklystu, 55 cm, tai man jau būtų pažanga iš tikrųjų gan didelė. Tai va, tai nežinau, mąstau, galvoju, ką čia reikės padaryti ir kaip čia reikės padaryti ir kažką reikės sugalvoti. Tai va, tai galbūt kažkaip pavyks, reikia pasikalbėti su galbūt draugės vyru, galbūt kažkaip pavyktų padaryti ir mano Lukas rėmus, kad jie būtų galbūt ilgesni, nes realiai šiaip siuvinėjimo ploto man pilnai užtenka, man ko neužtenka, tai neužtenka įtempimui, kad tas įtempimas būtų geras.
Bet kažką reikės galvoti, galbūt artimiausiu metu reikėtų įsigyti naują rėmą. Bet kokiu atveju po šio video aš bandysiu jį išpakuoti ir pažiūrėti, galbūt netyčia man ir tilptų. Galbūt. Tai va, tai yra tiek. O dabar jau tradicija tampantis mano kaip ir rubrika mano palėpė. Tai va, tai jau sakiau video pradžioje, jokių atsakymų aš nesulaukiu ir aš kažkaip labai abejoju, kad sulauksiu, bet pradėjo lysti ir kiti galai. Neskaitant to, kad iš tikrųjų tikrai sulaukiu daug žinučių iš merginų, kurios tikrai yra labai protiškai nepatenkintos mano palėpės darbo. Kol moka pinigus, tol viskas yra gerai, tol ten darbai vyksta, nors ir užsiuntimas beprotiškai vėluoja, kaip pasakoja merginos, aš pati tą patyriau. Ten tos naujienos, kurios yra, kur alėje vieninteliai Lietuvoje turi ir dar niekas neturi, tai ten tos naujienos yra fikcinės, nes realiai tai jeigu, čia kaip pavyzdys, jeigu mano palėpė pasileidžia naujienas antradienį, tu užsisakai tas naujienas, tai tu be kitos savaitės antradienio arba trečiadienio, tau net nebus jos išsiųstos, tai aš darau prielaidą, kad tų naujienų jie net neturi, nes šiaip realiai kaip vyksta principas. Lietuvoje yra vienas tiekėjas, vienas vienintelis, kuris prekiauja rinkiniais. Ir jisai, kai atsiveža tos rinkinius, jisai išdalina visoms siuvinėjimo parduotuvėms, kurios yra užsisakiusios. Tai realiai tiek siūlų ritė, tiek mano palėpė, tiek siūlų siūlas, tiek rankdarbiai, nors rankdarbių nebelabai ten prekiauja rinkiniais apart Milhilo, kur aš šiaip, jeigu ką, laukiu Edita papildymo. Tai va, tai jie nelabai, tai visi ima iš to pačio tiekėjo. Tai jeigu nėra kitose parduotuvėse, o yra mano palėpiai, tai vadinasi, tai yra tiesiog pardavinėjamas oras. Tai va, tai pati patyriu ir pati žinau, kad jeigu aš užsakau rinkinį trečiadienį, be kitos savaitės trečiadienio, tai yra per daugiau negu savaitę, nors jų puslapyje pristatymo terminai yra visai kitokie nurodyti, tų rinkinių nesulauksiu. Net nebus man net išsiųsti jį. Tai palėpiai puslapyje naujienos atsiranda, kaip pavyzdys, trečiadienį, tada siūlų ritė, tos pačios naujienos atsiranda arba penktadienį, arba kitos savaitės pirmadienį, tai jos yra pigesnės, tarp kitko, ir kai kurie netgi ženkliai pigesnė. Tai užsisakius iš siūlų rytes, tarkime tą penktadienį arba pirmadienį, tu rinkinį jau turėsi, priklausomai nuo to, kurio poros metu užsisakai, bet jeigu užsisakai, pavyzdžiui, pirmadienį ryte, tai tu rinkinį realiai turėsi jau antradienį pas save. Vėliausiai jau trečiadienį, bet jau vėliausiai, nes šiaip man iš siūlų rytas, jeigu aš užsakau dienos pradžioje, tai iki pietų, tai man rinkiniai sekančią darbo dieną mane ir pasiekia iš siūlų rytas. Tuo tarpu mano palėpiai padarai užsakymą trečiadienį ir gauni jį galbūt kitos savaitės ketvirtadienį, nes trečiadienis tai būna išsiųstas. Tai patys suprantant, kad pirkti už brangiau, vien tam, kad ale turi naujienas, kurias tu gausi netgi vėliau negu tie, kurie pasiskelbė, kad naujienas turi vėliau, žodžiu, tai yra absurdas. Tikriausiai suprantat, ką aš norėjau pasakyti. Bet mes ne apie tai, nes mes visi žinome mano palėpės tos visus principus, kaip jie ten dirba. Bet mes apie kai ką kitą pasišnekėsim. Taip pat. Matot, labai atsiprašau, planšetė nenuvalyta, bet principas toks. Naujas mano palėpės išleistas rinkinys. 100% gamyba Lietuvoje. Lietuviškas autorinis rinkinys. Atsiprašau, teko šiek tiek nutrūkti, įkrito skambutis. Taip, tai žodžiu. Tai yra pagamintas Lietuvoje, tai yra lietuviškas autorinis rinkinys, labai stengiamės, labai ardėme, labai siuvinėjame, žodžiu, labai girtas per girtas, labai fainiai, kaina irgi faina, kiek aš atsimenu, apie 40 eurų, man atrodo. Ir dabar stebėkite, ką vakar aptiko viena mergina. Ogi, štai ką. Žodžiu, 10 skirtumų pamatytume čia kitokių principų, bet esmė yra tokia, kad garsiai kalbant, kad tai yra 100% pagaminta Lietuvoje, lietuviškas autorinis rinkinys, taip, aš suprantu, kad paveiksliuką galima įsigyti tenais iš schemų bazės ar iš dar kažko tai, bet
atrinkti taip identiškai spalvas, ypatingai, kad dar buvo radę kita mergina dalimis, aš visus šitus dalykus, atsiprašau, jūs šitą sujudėjote, dalimis, tai pavyzdžiui, va, šitas identiškas net ir dydžiu mano palėpiai, ten, kur rado jau paleistas, buvo 2020 metais. Spalvos jos yra viens prie vieno. Mano palėpės. Čia galbūt kažkur daugiau išdirbta yra blendais, bet šiaip principas ir nes šito variacijos yra daug, galima rasti pačių įvairiausių, bet va toks sugrūdimas, kaip sakymas, vienas taip šalia kito, pati ta esmė, tai yra identiška mano palėpiai. Ką noriu pasakyti? Nepasimaukit ant to žodžio pagaminta Lietuvoje, pirmi autoriniai lietuviški rinkiniai, kurie šiaip nėra pirmi lietuviški autoriniai rinkiniai, nes yra ir kitų merginų, kurios yra išleidusios lietuviškus autorinius rinkinius. Tikrai mano palėpė nėra pirmieji tą padarė, kad pirmieji būtų, kurie gamina Lietuvoje rinkinius ir panašiai autorinius. Tai va, nepasimaukit ant to lietuviško prekės ženklo. Pasigilinkite, pasižiūrėkite, ypatingai, kad ten buvo rasta ir knygų skirtukų, kur ten tai tiesiog pakeista biški spalva yra, bet principas visų išdėstymų yra tas pats. Ta prasme, ten daug merginos rado tiek Etsy, tiek Pinterest, tiek Google'ai, ta prasme, viens prie vieno, tik pakeista galbūt kažkokia tai viena spalva. Aš suprantu, kad tos paveiksliukus iš kažkur ten perka, suprantu šitą dalyką, aš suprantu, kad yra kažkokios duomenų bazės ir visa kita, bet mes galime palyginti ir kitų, tiek ukrainiečių, tiek tuo metu galbūt rusaičių buvo tas visas dalykas. Nors ir jos išsiperka tos pačius paveiksliukus, bet mes matome jos padarytus visai kitaip. Yra skirtumas tarp spalvų, tarp perėjimų, ta prasme, tarp dydžio, tarp visų tokių tų dalykų. Čia aš beveik 10 skirtumų nerandu. Biški mažesni galbūt, bet spalvas yra tas pats, tiesiog išimti blendai ir paliktos tos spalvos, tai pagalvokit, ar jums verta yra pirkti ale pagamintą Lietuvoje produkciją, kuri kainuoja 40 €, ar geriau įsigyti Etsy iš ukrainiečio, pagamintą schemą, kur tie perėjimai bus galbūt gražesni, ar nebūtinai, galbūt bus netgi identiška viskas, ir nusipirksiu už $8, kur dar plus yra nuolaida, ten gausis 5 €. Pagalvokit, pamastykit, ar tikrai yra verta, nes tas pagaminta Lietuvoje, kai tu matai tiek panašumų, tiek, ta prasme, spalvų, netgi spalvos, ta prasme, yra vienodos paimtos. Ten netgi kryželis, man atrodo, galėtum skaičiuoti, ten jau būtų beveik tas pats, tiek, kad jis yra pamažintas kažkaip tai. Žodžiu, dar kartą mane šokiravo. Pasakysiu iš karto, kad pati neieškojau ir man buvo neįdomu. Aš kažkaip tai, kai išleido, nes aš gnomus aš jau pamačiau seniau, dar net nebuvo jie išleisti kaip rinkiniai. Mano palėpė pirmiausia jos paleido į Etsy. Ir jie dar nieko nesiskelbė, kad čia ją pardavinės tuos dalykus. Ir tai aš pamačiau jas pirmą kartą Etsy parduotuvėje. Ir gal tai po kelių savaičių, bet čia bijau pameluoti su laikotarpiu, bet gali būti, kad po kelių savaičių tik tais išėjo, kad čia yra mano palėpės rinkiniai ir taip toliau ir panašiai. Bet man tie gnomai jau pasirodė kažkur matyti ir manau, kad atknisus ir tos gnomus galėtum rasti jau tokius labai labai panašius ir panašiai. Tai sakyti, kad yra pagaminta Lietuvoje, tai yra autoriniai rinkiniai, kur beveik viskas atitinka iš kitų autorių. Sorry. Tai vat, parašiau komentarą grupėje, kaip kitos merginos pastebėjo, tas komentaras labai staigiai dingo, gavau asmeninį žinutę su pasibaisėjimu, kaip aš galiu šmeižti mano palėpę. Tai aš tiesiog pasakiau, kad šmeižto jokio nebuvo, tiesiog buvo klausimas, į kurį taip atsakymo ir nebuvo. Klausimas skambėjo taip, ar mano palėpė vagia iš autorių, ar autoriai vagia iš mano palėpės. Tai tiesiog gavau, kad tai yra šmeižtas. Paklausus, kur tai yra šmeižtas, tai buvo tiesiog klausimas, į kurį aš tiesiog norėčiau išgirsti atsakymą, kaip ir manau dauguma. Atsakyti nebuvo, komentaras buvo ištrintas, aš buvau užblokuota, aš grupės nebematau. Tai, ta prasme, taip dirba mūsų lietuviškas siuvinėjimo biznis. Juokingai graudu, palinkėjau tiesiog aš jai sėkmės biznyje.
Ai dar parašė, kad jinai man dar atrašė, kad nei tu pirkai, nei tu žinai, nei tu čia kiškis, nei tu čia komentuok. Tai aš parašiau, kad aš jau kartą pirkau, aš jau kartą per jūs paremiau ukrainiečius, kurių parama mes žinome, kur nukeliavo, tai yra niekur jinai nenukeliavo, tik paremti pačią mano palėpę. Ir aš galiu kalbėti, kad mano palėpė apgaudinėja, aš galiu kalbėti, kad jinai visiškai, absoliučiai, netgi terminais, kurie yra nurodyti savo puslapyje, kad pristatys rinkinius, visiškai nesilaiko to principo, tiesiog yra mulkinami klientai, iš jų bandoma išpešti ir išspausti kaip galima daugiau. Ir taip aš kalbėsiu garsiai, ir taip aš kalbėsiu visiems, ir niekada niekam net neužsiminsiu, kai kažkas klauso apie siuvinėjimą, kad galima įsigyti kažką mano palėpiai. Ir labai rekomenduoju jums tenais taip pat nepirkti. Necancelinu, nesakau, kad neikit ir nepirkit. Fanai, jeigu jums tai tinka, jeigu jūs norite, veikite, pirkite, čia yra jūsų asmeninis reikalas. Mano asmeninis patarimas yra vengti šios parduotuvės, vengti ten dirbančių žmonių, nes vienaip ar kitaip jūs būsite apgauti. Pradėsime nuo to, kad antkainis yra uždėtas, kai kur netgi 100%, toliau, jeigu norėsite įsigyti naujienas, jūs tų naujienų neįsigysite greičiau negu ten, kur yra pigiau, dėl to, kad tiesiog jau neturi ir meluoja savo puslapyje apie pristatymo terminus, nes man atrodo, kad pristatymo terminas yra 2-4 darbo dienas, jeigu neklystu, tai aš naujienų nesu gavusi per 2-4 darbo dienas, netgi Varšava Strana, kurių sutikau laukti pagal jų nustatytą terminą, net ir tų nesulaukiu, pralaukusi, man atrodo, mėnesių su viršum, kur buvo data, ir jie net nesiteikia pranešti apie tą dalyką. Ta prasme, jie net neinformuos jūsų, kad jūsų rinkiniai kažkur vėluoja. Kai turiu išeiginę, esu baisiai populiari, visi skambina, visiems reikia. Tai va, žodžiu, esmė yra tokia, yra kaip yra, turime, kad turime, nepatinka man tokie žaidimai. Galbūt jums nepatinka, kad aš išneku, tiesiog apie tai, galbūt tiesiog norėtumėte išgirsti apie siuvinėjimą, bet yra kaip yra. Tai va, žodžiu, važiuojam toliau, padėkosiu jums labai, kad žiūrėjote, noriu pasakyti didelis ačiū, toms, kurios nuo to žiūri, kurios komentuoja, kurios spaudžia laiką. Ir labai ačiū toms, kurios galbūt pirmą kartą atėjo, pasižiūrėjo, nežinau, buvo įdomu, neįdomu, bet tikiuosi, kad susipažinote su siuvinėjimu ir galbūt kažkokiais naujais dizainais. Šį mėnesį, nors ir nepadariau to, ko norėjau padaryti, bet aš labai džiaugiuosi savo pabaigtukais. 4 pabaigtukai per mėnesį, man tai yra kažkas wow. Ypatingai šiuo metu, kai aš varau per 2 darbus. Ir tas mano darbo grafikas yra labai toksai įdomus. Galiu pažadėti, pabandyti spalio mėnesį, kad bus dar įdomiau. Kol kas spalio 4 diena sekasi gan neprastai. Galiu tokį kaip ir paslaptį galbūt pasakyti, pavyksta pasiuvinėti darbe, mažus darbelius, bet visgi pavyksta, tai manau, kad tas mano video galbūt spalį bus ir įdomesnis. Turiu atostogą spalį. Spalio gale atostogauju, turėjau vykti į Italiją, dėja tikriausiai nebepavyksta padaryti, turėjau vykti kito darbo reikalais, bet tačiau dėja, tikriausiai, kad nereikės, bet vėlgi išvelgiu ir pliusų, kad tiesiog galėsiu savo pagaliau ramiai savaitę laiko leisti atsipūsti, leisti atsipalaiduoti ir nieko nedaryti, tai man yra kažkas tai wow, labai senai to net neturėjau, tai galbūt galėsiu skirti laiko ir pasiuvinėti. Bus matyti, bet labai tikiuosi, kad ateinantis spalio mėnuo, jau dabar aišku pradžia, nes yra šiandien spalio 4, labai tikiuosi, kad spalis atneš tikrai dar įvairesnių dizainų, dar įvairesnių pradėtukų, pabaigtukų, ko dabar rūpinuosi, laukiu, kaip tik vakar padariau užsakymą iš Ukrainos, laukiu naujienų. Nes pradėjau darbę čia spalio 1 siuvinėti vienos autorės labai fainą rinkinuką, tarp kitko esu gavus dovanų iš Rasos jį, tai padėkosiu Rasai. Dabar dėkoju labai stipriai, bet Rasą bandau dabar jau ir tas kalėdinės dovanas pajudinti ir šiaip labai superinis rinkinys. Tai pamatysite šiaip naujienų dėl Milhilo, galbūt pavyks prisijungti ir į daromą Monikos ir Alonos salą, bet pažiūrėsime, per kiek laiko pareis mano siunta.
Tai vat, ką, noriu iš tikrųjų labai dar kartą padėkoti, ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi video buvo įdomus ir manau, kad pasimatysime jau lapkritį už spalio mėnesį. Tai čiau, ačiū labai, kad žiūrite ir iki pasimatymo.